Reikia išsirinkti, kuris iš pateiktų grafikų yra štai šios rodiklinės funkcijos grafikas. Mes jau turėtumėm žinoti, kaip kokie grafikai atrodo pagrindiniai. Štai pavyzdžiui, čia yra greičiausiai x kubo arba galėtų būti koks x5 grafikas, kai x yra pakeltas nelyginiu laipsniu. Tada x-ams esant neigiamiems į tą pusę funkcijos reikšmės labai sparčiai mažėja, čia didėja. Čia štai tarkim yra hiperbolė. Tai yra kažkoks skaičius padalintas iš x, greičiausiai čia bus 5 padalinta iš x, aš taip manau. Taigi tikrai abu šie grafikai nėra rodiklinės funkcijos grafikai. Rodiklinės funkcijos grafikai galėtų būti šitas arba šitas, bet čia mūsų reikšmės labai sparčiai mažėja. Kuo didesnį imu x, tuo funkcijos reikšmės mažesnės. Tai pavyzdžiui, 5 kvadratų 25, 5 kubų jau būtų 125. Mes aiškiai matome, kad mūsų reikšmės turėtų didėti. Taigi šis grafikas taip pat netinka. Pirmasis. Jisai tiktų, jeigu mūsų funkcija atrodytų štai taip, tarkim, y lygų būtų, pavyzdžiui, 1/5 x-uoju. Tai tada galėtų būti toks grafikas, bet tikrai ne dabar. Taigi mums liko D eilutė. Jeigu dar nesame visai tikri, galime patikrinti įsirašę skaičiukus. Jeigu aš paimsiu 0, turiu gauti 1. 5 nulinių yra 1 iš tikrųjų. Jeigu paimsiu 1, turėčiau gauti 5. 5 pirmųjų yra 5. Iš tikrųjų turim tokį tašką. Taigi, teisingas atsakymas yra D eilutė.